Bičiuliai, labai svarbus ir atsakingas momentas tai yra standartinė terasų. Pirmos lentos padėjimas plytose, pirmos plytos padėjimas, nes pirmos plytos padėjimas apsprendžia ir nešančio karkaso vietą. Nes šitas karkasas turėjo tiksliai ten, kur bus mūsų plytelių susidūrimas. Tu jeigu blogai padėsi pirmą plytą, tai greičiausiai po kažkurio laiko vėl grįši prie jos. Tai šiuo atveju mes plytą turim dėti taip nuo labiausiai nutolusio taško įstūmusio į vidų. Ne? Nuo čia. Ir ką mes šiuo atveju turim? Mes turim langą, kuris stovi kreivai. Tas nuo šito skiriasi 5 mm palinkęs, plus jisai yra išgaubtas. Reiškia, pas mus čia yra labiausiai nutolęs. Galbūt iššūkis yra tai, kad mūsų ir fasadas yra išgaubtas. Ja? Kampai yra užlenkti tenais. Mums teko nuo šito taško kažkokiu būdu išniveliuoti va šitai. Mes tiesiog nuo kampų paėmėm atstumą, dėjom, kad čia gražiai suėtų. Taip, mes turim pirmąjį guliaksnį, su kuriuo mes ir žygiuosim. Nuo jo pagal plytas užsidėjom likusius guliaksnius. Dabar žiūrėkit, su plytom yra labai įdomus dalykas. Tarašo 60x60, 90x90, bet kas atvažiuos pagal faktą, niekad nėra aišku. Gavai plytą, įsitraukė ruletę, pasimatavai, ogi turi PM 9 ir 7. Kur 3 mm dingo. Ir tai būna visada. Kiekvienas gamintojas turi patikslintų matmenų lentelę. Šiuo atveju mes dirbam su italais, pas juos 60x60 reiškia 59,7 ant 59,7. Kitas matmuo, pavyzdžiui, kas čia yra? 30x120, tai reiškia 29,75 iš 119,6. Jeigu neturit realiai plytos, kur galėtumėt pasimatuoti, rekomenduotina kiekvieno gamintojo šitas lenteles pasistudijuoti, kad paskui nereikėtų keiktis ir burnuotis dėl tų dingusių milimetrų. Todėl, kaip sakau, kažko iš anksto pasidaryti, susidėjau, pasiėmiau plytą ir dedu toliau, čia nėra. Dėl to tiekėjai ir gamintojai rekomenduoja, dėkit po vieną eilę. Uždėjot, karkasą pastumėt, uždėjot, karkasą važinė. Arba esi garantuotas, kad tikrai su tom plytom dirbai, išsimatavai visą ir tada žygiuoji į priekį. Pats kniedėjimo procesas, ar galima kampus tvirtinti savisriegiais, aliuminis profilis yra 1,5 mm senelė. Tai yra visiška riba, kada dar galima būti naudoti savisriegius. Dabar savisriegiai į aliuminį gali būti tik nerudenčio plieno. Ką rodo praktika? 1,5 mm senelė prie didesnių apkrovų atsileidžia šitie savisriegiai, todėl mes tvirtinam tik tai kniedėm. Kniedėjimas, kadangi yra kampa einas 1, 2, 3, 4 kniedės, pakankamai ilgas intensyvus procesas, nes tau reikia pirmiausia čia prisitvirtinti, paskui šičia ir visą kitą. Kaip daro mes, kad tai būtų pakankamai greitai. Kaip matėt, savisriegiu aš prisitvirtinu vieną aliuminį su kitu, tarp jų įdėjau guminę tarpinę, toliau yra spaustuvus naudoja, dedu 2 puskampius, prisispaudžiu, viskas aš fiksavau kampą va šitą kryptim. Prie nešančio karkašo aš prisispausiu kniedėjimo metu. Tada gręžiu skylės, po vieną į kiekvieną, įsidedu po kniedę, aš kniediju, atleidžiu spaustuką, gręžiuosi dar 2 skylės, statau kniedės. Viskas, einu prie kito. Visada statybose naudoju principą, metodą. Jeigu turi sudėtingą operaciją, matuoju, gręžiu, slėgiu, dar kažką, aš visada ją skaidau į etapus. Prisispaudžiu, įsigręžiau vieną skylę, padariau, toliau grįžiau antrą skylę prisigręžti ir tada, kai jau 2 šitie, mes eisim ir gręšim visus iš šonų. Tokiu būdu aš sutaupau laiko, nereikia man daug darytis viena po kitos sekančio operaciją ir netai perkraunami smegenys, mažesnė klaidos tikimybė. Ar galima šitaip sudėtą karkasą tiesiog tvirtinti varžtu iš viršaus? Juk taip greičiau. Teoriškai žiūrėkit, mes turim 2 metalinius guliakšnius sukabintus, kurie nuo temperatūros ilgėja. Jie deformuojasi į ilgį, milimetras į metrą. Šiuo atveju mes turim 8 metrai terasą, tai reiškia 8 mm plėsis. Ir kai mes turim tokį mazgą, visas metalas tamposi, stumdosi ir kas gaunasi su ta skyle. Jinai pastoviai tamposi, su laiku atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja, jeigu mes turim, pavyzdžiui, plieninį varžtą, nuo skersinių apkrovų netgi gali nulaužti varžtą.
tai tada mes ne tik turim atsipalaidavusią skylę, bet ir nutraukusi varžtą. Ta problema labai opi, kai yra cinkuotas metalas, plieninis varžtas ir kokia VPC kompozito lenta, kuri nuo drėgmės dar ir plotį plečiasi. Tada atėjus pavasarį pusę varžtų mes matom nutraukus. Atkreipkite dėmesį va šičia. Matot, gavosi tarpelis, kad dėl ko jis gavosi, gręžiant po gulekšniu įlindo drožlės ir jos liko po gulekšnį, tai reiškia, mes jau turim atsipalaidavusį gulekšnį. Iš principo, terasoj, ar reikalingi nuolydžiai, ar galima taip tvirtinti, ar panašiai ir panašiai. Terasoj, žinokit, kažkokių Lietuvoje labai griežtų reglamentų, STR dar kažko, kur jūs nusižengsit, nėra. Todėl labai daug palieka pačio užsakovo, pačio meistro supratingumui, savimoniai, sprendimui ir čia negali sakyti gerai ar blogai. O šiuo konkrečiu atveju mes kaip turim ne tik temperatūrinė deformacija neatsparų mazgą, bet akustiškai irgi viskas labai šauniai skamba ir labai dažnai yra tas komentaras, sako, plytelių terasa skamba, aidi, barška, visa kita. Tai va čia yra vienas iš tų, kas labai šauniai perduotas visas deformacijas. Mes, kaip matot, kniedėm, tarpinės dedam visokias, visa kita, nes turėjom užsakovą, kuris pasakė, kad man tai yra problema. Jeigu vienam problema, reiškia, gali būti ir daugiau. Kągi, turime pirmą eilę sudėtų plytelių. Dabar nuo ko pradėti ir ką reikėtų įsivertinti. Žiūrėkit, mes, kaip matėt, matmenį turim 3 mm pabėgus. Turėjo atvažiuoti 60, atvažiavo 59,7. Plytelės labai dažnai yra, kad ir geometrija yra pabėgus. Plokštuma, geometrija ir panašiai ir panašiai. Todėl visada reikia vertinti, kad tu turėsi blogiausią variantą. Šiuo atveju plytelės atvažiavo itališkos iš MDS terasų. Šitoj partijoje, pavyzdžiui, visos įstrižinės pas mus lygios buvo. Kiek įsimatavom, kažkokių pabėgusių nebuvo, plus dedant pirmą eilę, irgi daugiau mažiau kažkokių keiksmų, aš dirbino šalia negirdėjau, tai reiškia viskas gerai, bet labai dažnai gali būti, kad turėsit ne vienodą įstrižinę. Todėl, dedant plyteles, svarbiausia yra nustatyti pirmą eilę, kur jinai bus. Šiuo atveju pas mus, kaip ir sakiau, tai yra giliausiai įlindusio mazgo, dėjom plytelę. Ir nuo jos atsiskaičiavom, kad va čia va prasidės mūsų pirma eilė. Toliau, tempiame siūlą. Tempiam siūlą nuo visų kampų. Tai yra mūsų pirmo gulekšnio vidurys. Įvertinam, kad mūsų gulekšnio vidurys būtent bus, va, kur plytelės šonuose turės ateiti. Nuo tų kampų mes įsitiesiam siūlą, taip, kuris atkilęs apie 4-5 mm. Spaudėm pirmą plytą prie lango, nežinau, kad vis tiek visus kampus reikės pripjauti, prišlifuoti. Tai va šiuo atveju pridėjom ir nuo jo mes atsižymėjom, kur reikės šlifuoti. Iš principo, prie sienos, prie fasado, prie lango, visą kitą dedi biškį mažesnį atstumą tam, kad reikėtų truputėlį nušlifuoti arba nupjauti. Gerai, žiūrėkit, mes turim ištemptą siūlą, tai yra mūsų ilgosios linijos kampus. Ir mes turim plytelę, kurioje įsivaizduokim, geometrija nėra tiesiai įstrižinio šiek tiek kreivas. Tai mūsų orientyras būtent šitas siūlas ir tarp plytelių tada dedasi ne 3 mm, kaip šiuo atveju mums leidžia formuoti kryžių šitie laikantieji elementai, bet dedi truputėlį didesnį. Tai yra 3,5 arba 4 mm priklauso nuo plytelių kreivumo. Tokiu būdu tu laikydamas vieną liniją, o va šitos biškį pasibėgioja. Sudėjus pirmą eilę dažniausiai būnasi didžiausia džiaugsmo akimirka, bet antroji eilė tai yra didžioji tiesos akimirka. Labai dažnai būna, kad, vat, kaip sakau, gaudai tą liniją, įstrižinės nelygios, dedi antrą eilę ir tie kryžiukai pabėga, įsivaikšto ir tada galvo, ką daryti, kur suklydau, kur ne tai padariau. Tai vat, laukia mūsų tiesos akimirka antroji eilė. Klausimas, kaip pradėti plyteles? Šitą kryptim, nuo vidurio eiti visur. Plytelių dėjimo technikų yra labai įvairių, bet mes rekomenduoju visada dėti pagal ilgiausią plytelių liniją. Turiu namo sieną, dedu palei namo sieną. Turėsi baseiną einantį šitai, pradėsi nuo baseino ilgosios kraštinės. Tai vat rekomenduotina nuo ilgiausios kraštinės. Vienas labai esminis dalykas, dirbant su plytom, į ką reikia labai atkreipdėmėsi, tai yra tikrai juvelyrika. Padėjai plytą į plytą, labai lengvai galima nuskelti mažą kampą. Žiūrėkit, mes turim situaciją, mes susidėjom pirmą eilę, viskas yra labai gražu. Aš atbėgau su nekantraudamas šitam plytom, čia kažką dariau, nuskelta kampas, nuskelta žvynas.
Kada, kur, kaip, dėl ko, kas. Todėl dirbant su plytom reikia labai atsargiai, nes tokių žvynų gali prisidalyti labai greitai, o jų palikti negali. Čia, kai matote, yra supjautas šitas šonas. Dabar kuo man patinka itališkos plytelės? Gamyklinis kraštas ir atpjautas kraštas faktiškai niekuo nesiskiria. Mes turim šitą struktūrą labai vienodą, labai lygią. Pjūvio metu net nesimato, bet būna, pavyzdžiui, plytelės, kur čia yra 3 mm tinklas. Ir jeigu tu atpjauni, vidinė siūlė labai skiriasi nuo va šitos išorinės gamyklinės. Šitą privalumą įvertini tada, kai tau yra būtinybė pjautą siūlę dėti į išorę. Ne? Ir jinai nesiskiria nuo tų visų gamyklinių. Bet kokiu atveju visada stengiuosi pjautą siūlę dėti į vidų. Kodėl? O, pavyzdžiui, čia yra šita plytelė iš va šitos vietos. Čia yra mano pjūvis ir aš turiu mikro nuskilimą, mažą nuskilimą. Tai mano šitas nuskilimas žiūrės į sieną, jo nebus matyti. Buvo jūsų klausimas, su kokiom staklėm, kokiais diskeliais pjaustai plyteles. Tai dabar mes šiandien dirbam su porcelianu šį kartą ir porcelianas yra kur kas kietesnis negu akmuo. Pradėkime nuo staklių. Tai yra automatinės staklės su automatinė pastuma, nupjovė, grįžo, paspaudė mygtuką, vėl važiuoja. Tai iš principo tos staklės, kur tave pavaduoja, tau nereikia būti prie jų, tau reikia nustatyti matmenį ir tai yra vandelė. Ne? Jos labai panašios šiuo atveju rinkoje. Ar tai idealus variantas? Tokiose sąlygose, kaip dirba mes, tai yra įrankis, kuris reikalauja juvelyrikos. Ne, kaip festulio, pavyzdžiui, pjūklas, kuris arimuose su jų pakankamai sudėtinga sureguliuoti. Čia lygiai taip pat, kol tu jį sureguliuoji, kol sugaudai, kad tiksliai pjautų. Tai yra ne tos staklės, kurios gali eiti iš rankų į rankas. Ir visi paėmęs ją į rankas bus laimingi. Ne, tu turi prisitrinti, prisiderinti, suprast, suvokti. Man jinai puikiai tarnauja, matot, mes ant pievų pjaunam, pasidarė tvirtą pagrindą. Ir tas yra puiku. Dabar pradedant prie diskų, pirmiausia reikėtų kalbėti apie saugumą. Ne? Respiratoriai, ausinės, tai yra ne tik, kad būt neblogai, tai yra privaloma, nes dulkė šitos eina į plaučius, jos nepasišalinė tikrai ne į sveikatą. Todėl respiratoriai, ausinės privaloma. Diskai. Man labiausia pasiteisino, tai yra specialisto britva ir specialisto tokie diskai, kurie yra skirti 45 pjūvio pjovimo, ne? Jos turi didelį platų deimantą. Juos aš naudoju taip pat prišlifavimui, kai reikia. Taip pat prišlifavimui labai Richmondo pasiteisino toks diskas su flanšu. Ne? Su juo gali ir pjauti, ir formuoti plokštumą. Ir aišku, toks tipinis tradicinis prišlifavimas. Tai yra deimantiniai padukai. Šitie du yra puikus variantas, kai mes kalbam apie sausą pjovimą, nereikia vandens ir tarnauja tikrai pakankamai ilgai. Kokius diskus mes naudojam ant staklių vandelį, dar kol kas negaliu jums pasakyti, nes dabar dirbam su porcelianu, norėjosi švaraus pjūvio turėti. Tų švaraus pjūvio diskų yra daug labai įvairių ir jų kainas vyruoja nuo 13 iki 40 eurų. Tai mes, pavyzdžiui, šitam objekte eksperimentuojam, kas geriausia pasirodys kainos, kokybės santykis. Bet kaip taisyklė diskas 15-20 eurų padaro apie 15 pjūvių. Nu, taip, vat, apie 10 metrų nupjaunant. Dirbant su plytelėm, pjaunant, šlifuojant, ypatingai svarbu darbo vietos organizavimas, kad būtų patogu, kad būtų tvarka. Ir šitoje vietoje nepamainomas dalykas yra keterio stalas. Tai yra 5 sekundės jisai paruošta darbas. Apie šitą ožį tutbildo labai daug gaunam klausimų, tai ar aš jo patenkintas? Tai nėra superinis daiktas. Sunkus, ilgai išsiskleidžia, aukštis toks, bet yra tam tikrų nišinių darbų, kuris yra nepamainomas. Ir vienas iš tų, tai yra va šičia darbasalio formavimas, man reikia didelio ploto, aš turiu didelį darbastalį, aukštis idealus būtent šitam darbui. Super, va šitos, kur dirbam su plokštėm, jis tarnauja puikiai. Bet kas liečia greitis, operatyvumas, mobilumus ir panašiai, tai nėra jo stiprioji dalis. Plotą pagrindinį mes jau turim sudėtą. Tai va, susidėjom pirmiausia šičia, kol du žmonės dėjo, aš susipjoviau palei sieną. Dabar žiūrėkit, mes kai turim plotą, tada mes vėl grįžtam prie karkaso. Nes kaip sakiau, plytelių terasoje galutinis matmenis užduoda plyta. Žiūrėkit, atėjom šičia, dabar viskas. Čia jau paskutinė eilė. Sveika plyta, plus čia bus dviguba kakta pas mus. Suformuosim.
Čia turi karkasas būti 35 mm, grubiai skaičiuojam, 35-32 žemiau negu čia. Šitą kraštą suformavom taip, susivirnom. Tenais lygiai taip pat formuojam, taip, priekis. Priekis suformuojamas šitokiu būdu. Dabar priekis plus va šitas kampas. Nes čia mes turim 90 laipsnių kampo, kur mes irgi eisim sveikom plytom. Dabar šitoje vietoje noriu grįžti čia va. Šonus, pas mus jau truputėlį kita matematika, mes truputėlį kitaip vertinsim. Žiūrėkit, čia mes turim laiptus. Mes iškart turim suformuotą laipto rėmą, karkasą ir mes žinom, kad mano laiptas turi gražiai užsibaigti, sueiti į cokolį. Laipto rėmas prieina 2 cm iki cokolio, 2 cm tai palikta plyteliai, kad jinai gražiai daeitų ir būtų vientisa linija su va šituo. Toliau, nuo cokolio žiūrim, kur eina rėmas. Rėmas baigėsi čia, reiškia, aš su terasos karkasu irgi turiu pabaigti čia. Šitą atmenį iki čia, bet čia turi užsibaigti mano karkasas. Ir šitą matmenį, kurį gavau šitoje vietoje, aš tada gražiai skaičiuoju nuo kiekvienos plytos į šitą pusę. Viskas. Šitą kraštą aš formuoju būtent vadovaujantis tokią logiką. Anas kampas yra visiškai analogiškas. Kadangi mes norim kuo greičiau išeiti, tai mes visada dirbam su projektais ir atsivežam jau padarytas detalės, mes susiimam tik tai montavimu. Kai mes nusipjausim, iškart yra paruoštas freimas, taip, dalis, kur kabinsis laiptas, dalis, kur mes išeinam su dviguba kakta. Ir tai bus mūsų ištisinis perimetras, kuriuo mes apsipreivinsim visą terasos išorę. Ar reikia freiminti šičia dėti skersinį? Nes jeigu žiūrėsit internete, kas darosi, tai daug kur jūs matysit, čia baigiam ir leidžiam šičia. Ir bus viskas gerai. Ir dabar žiūrėkit, kodėl aš netikiu šituo sprendimu. Kai aš turiu ištisą gulekšnį, čia jisai eina vientisai ir jisai dar yra laikomas. Čia niekas jo nelaiko ir žiūrėkit, aš šokinėju. Matot, ką turit? Šitas galas yra visiškai nelaikomas, jis yra trumpas ir jūsų terasos visi šonai siubuoja, linksta ir jie, jeigu medinė terasa, įdumba, jeigu aliuminis, batutą turim, jeigu cinkas, iš visišką barškutį turim, tai vat freimas visada turi būti surištas. Kągi bičiuliai, šitas aparatas savo darbą šiai dienai baigės. O jeigu jis baigės, reiškia, mes turime pilnai visą rėmą. Tai va, šiandien mes pasidarė visą perimetrą. Kodėl mes virinam? Taip, jeigu tarpinius plotą mes kniedėjam, o šičia kraštus mes virinam. Galim ant savisriegių. Tikrai vienas iš tų variantų, bet mes tai ką darom, žiūrim pakankamai profesionaliai. Ir žinau, koks rezultatas būna susriegus čia su visokiais savisriegiais, pagaliukus privežus, viskas. Tie visi sprendimai per laiką įsivaikštos, pradeda judėti, krutėti, o mes sakom, jeigu mes darom, mes norim padaryti taip kaip savo, kad būtų gerai ir kad būtų amžinai. Tai va, dėl to mes visus šituos mazgus virinamės, kad jie nejudėtų, kad jie neklibėtų, o jeigu kažkur matom, kad kliba, tai dar papildomai visokias įstrižinės įsivirinam tam, kad ta terasa būtų pakankamai tvirta ir nebatutinė. Kaip darom laiptus? Tai iš principo galioja tos pačios taisyklės, kaip ir visam plotui. 2 poliai, tam, kad nejudėtų ir kad būtų amžina, toliau nešantysis karkasas ir ant jo sudėtas visas paruoštas laipto karkasas, kuris laikys mūsų plytą. Dabar, kai mes turim nešantį karkasą, mes po to galim susigaudyti tikslų reikiamą aukštį, susireguliuoti nuolydžius, pasidaryti nuolydžius pagal plokštumą. Dabar laiptų nuolydžių, ne? Mes atkartojam terasos plokštumą. Jeigu šičia pas mus terasa eina žemyn, tai šitas laipto nuolydis irgi eina šitaip. Jeigu mes va čia va turim laiptą, kuris yra terasos gale, tai jo nuolydis yra žemyn. 1% tam, kad nestovėtų vanduo. Pats plytelių tvirtinimas. Kaip tvirtinti plyteles ant karkaso? Yra daug įvairiausių sistemų, bet man, pavyzdžiui, labiausia patiko va štai tokia sistema. Tai yra padukas, kuris dedasi. Toliau yra elementas su 4 kitom kreipiančiosiam ir kiekviena kreipiančioji formuoja 3 mm tarpą. Dedasi jį ir tada yra gumytė, kuri kompensuoja ir amortizuoja visus smūgius. Dabar jeigu tau kažkurių nereikia, taip, turim 4 kreipiančiasias. Kampuose dedasi visas pilnas. Šitas, kaip matot, su visais 4. Čia reikia tik tai 2, 2 išsilaužė. Ant kampo išvis visi išlaužti. Dedi plokštelę ir su savisriegiais įsicinkavęs pritvirtinti. Tvirtai labai
patikimai laikosi šitas mazgas. Dabar aš su šitais kryžiukas prisitvirtinau plytą. Ar ją reikia pritvirtinti? Šiuo atveju, jeigu kalba eina vidurinė, ne, nereikia. Ją bet kada galima išsiimti. Va čia dėl to man ir patinka plytelių terasa, kad iš principo jūs turit paskui laisvę ją konfigūruoti. Reikiamas plytas išsėmėt, komunikacijas prasivedėt. Galų gale revizija, jeigu jums reikia. Tiesiog atsikėlė čia kažkoks mazgas, komunikacijos dar ką, uždarė, viskas. Kita kalba eina, kai mes turim jau šoninės plytelės čia arba kampinės plytelės, čia jos kaip ir nėra, kam jas laikyti. Tokiu atveju mes naudojam polimerinius Bosti klijus, taipogi MDS terasos, su šitais klijais priklijuosi ir pamirši. Tai yra tikrai pasiteisinę klijai, laiko ir prie baseinų ir tekę ardyti senas terasas, kur 5-6 metai su jais buvo suklijuota, viskas puikiai tarnauja. Jų yra ir pilkos, ir juodos spalvos, renkiesi pagal tai, ko tau reikia. Dabar klausimas, kam šitų spaustų ir tokia galybė? Žiūrėkit, jau šičia yra mūsų terasos kraštas, šitos plytos yra pasodintos ant klijų, bet nepaslaptis, kad plytelėse mes neturim tikslių matmenų. Skiriasi vos aukštis, skiriasi įstrižainė, skiriasi geometrija ir panašiai. Ir kai susidedi visas plytas ant šono, 0,5 mm, tu turi aukščių nelygumą. Pagrindas yra lygus, ant kurio dedi. Ta pati guma, dvi skirtingos plytos, skirtingi aukščiai. Tai tepi tų pačių Bosti klijų ir su spaustais įsilyginė aukštį. Ir kai jie sustengsta, pavirsta guma, kieta guma, kuri laiko mums reikalingą aukštį. Tai va šitos žnyplės tam, kad mes išniveliuotume visą plytelių vienodą aukštį. Kągi, turime visą plotą. Ir tada einam jau į plytelių pjovimą. Dabar principas, kaip pjaustyt objektą plyteles. Pirmiausia, pradedi pjauti nuo ilgiausios tau reikiamos plytelės. Kodėl? Pjaunant visada išlieka rizika, kad mini įtrukimas, mini įskilimas, dar kažkas. Ir tada, kai tu pradedi nuo ilgiausios, taip, pavyzdžiui, šiuo atveju, mums reikėjo šitos ilgiausios. Tai man reikėjo pačią ilgiausią prišlifuoti tik tai 1 ar 2 mm. Toliau eina trumpin, ne? Ir jeigu man pjaunant, pavyzdžiui, čia reikėjo 52 cm, bum, nuskilo kampas. 52 nuskilo kampas. Aš tą plytelę galiu laisvai dėti ten, kur yra 48 cm. Taip, tokiu būdu aš eliminuoju tas savo klaidas, kad skilus plytelė man labai šauniai gali tarnauti ten, kur reikės šiek tiek trumpesnės. Ir galų gale aš taip efektyviai išnaudoju medžiagas, kad man lieka tik tai siauros juostelės. Kągi, geras pusdienis triukšmo su vandeliu ir visa apdaila yra pilnai supjauta. Dabar pereisim prie baigiamo etapo apdailos montavimas. Nu ką, šiandien aš už malūnininką. Kol kolegos nepabaigė, eina pašnekėsim apie apdailą. Šoninės lentos ir kaip užsibaigė visi šonai. Iš tiesų, šonai yra pati problematiškiausia vieta akmens masėse ar plytelės terasose. Kodėl? Nes gražiai išbaigti ilgai užtrunka. Sprendimų, ką siūlo tiekėjai, gamintojai, visokios kardelės, tarpinės, visą kitą, tikrai, tas rezultatas nėra gražus ir priimtinas lietuvio akiai. Todėl šitie šonai labai dažnai palikta tiek meistro, tiek pačio užsakovo savimoniai. Esam darę nerūdienčio plieno, lakštus dėjom, labai gražiai atrodo. O čia tai yra toks klasikinis variantas, tai yra išnešta 10 mm kakta. Ir tada šiuo atveju, kadangi mes turim 38 beveik centimetrus aukščio, kad nebūtų vientiso aukšto masyvas, mes tiesiog ją skėlėm, pasidarėm šešėlinę zoną. Šitą apatinę, ta šešėlinė zona mums leido išgaudyti reljefo nelygumus, kad nebūtų matyti, nes mums faktiškai 6 cm reikėjo paslėpti. Ne? Vienas terasos kampas už kitą yra aukštesnis 6 cm. Kaip padaryti, kad vizualiai to nesimatyt ir kad nereikėtų papildomai vėl pilti žemių ir gerbavis daryti visą kitą. Tai vat šitą dvigubą kaktą mums tai pagelbėjo. Bet dabar apie pačius sprendimus, kaip tvirtinti šitą šonės lentas. Nes, kaip sakiau, gamintojai, tie sprendimai man jie nepatinka, todėl mes naudojam klasikinį kampuotį 20x40 litagrą. Ačiū. Mes jį tiesiog kniedėmės šito vietoj, kniedėmės prisidėdam ir tada su klijais, išsipjovę šonę kraštinę, mes ją klijuojamės prie šitų aliuminių detalių. Dabar klijavimai taip pat naudojam Bostiko polimeriniai klijai, plus dar papildomai, kad neatšokinėtų, naudojamos Kilto
premium pirmos fiksacijos, tai yra tiršti klijai. Šitie klijai padeda laikyti ir neatšokti plytai, o šitie pasidaro kieta guma ir sustingsta. Viską suklijavus į vientisą masyvą, apdaila gaunasi tikrai tvirta. Pats klijavimo metodas ten, kur yra plyta, dažniausiai yra ištisinis klijų sluoksnis tam, kad kažkoks smėlis, akmenukas dar kad negirgždėtų, o šiaip dažniausiai klijuojasi taškais. Tie, kas nepasitikė šituo kampučiu, galima rasti gamyboje ir tokį pusiau J formos, taip pavadinkim. Tai yra dar 10 mm užlenktas šičia, kuris matosi viršutinė šitoj vietoj. Kągi, bičiuliai. Baigiam terasą, kurios visiškai nereiks prižiūrėti. Jeigu jūs įkvėpė šitas mūsų video, turiu jums prašymą ir palinkėjimą. Prašymas. Po šito video įkelkit savo rankomis padarytas terasas. Tai man irgi bus apdovanojimas ir kaip ir ženklas, kad mes judam teisingą kryptim. Ir palinkėjimas kantrybės. Akmuo ne medis. Jis parodys kiekvieną jūsų paklydusį milimetrą. Čia nepaskubėsi, tai nėra lengvas ir greitas kelias. Tuo pačiu norėčiau ačiū pasakyti šio projekto partneriams MDS Terasos, kurie tapo ne tik pagrindinė šių medžiagų tiekėjai, bet ir vienas iš iniciatorių, kurio dėka ir atsirado šitas video. Tai va, ačiū Jums dar kartą, palieku Jūs su mūsų naujo projekto vaizdais ir sakau Jums iki!